Ir antrą pavyzdį, kurį noriu papasakoti apie savo kalėjimuką, vieną vaikinuką, 17-metis, jisai pas mane pakliuvo. Ir aš jam pačioj pradžioj daviau tokį naująjį testamentą ir sakau, a tu va čia va vis pasibrauk, skaitai ir pasibrauk, kas tau įdomu, kas tau suprantama. Ir jisai pasakoja, kaip jis vieną vakarą labai jautėsi prislėgtas. Ir žiūrėdamas pro langą, iš tikrųjų iš visos širdies pasimeldė ir pakvietė Jėzų, kad ateitų į jo širdį. Ir jis išgyveno tą tokį stiprų jausminį atsivertimą, jis pradėjo verkti ir jisai atėjo su braukytais visais Pauliaus laiškais ir man skaitė. Ir aš suprantu, kad man Dievas sako, kad aš nebevergaučiau seniem įpročiam. Ir tai buvo jo momentinis toksai patyrimas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad neretai Dievas per šventąjį raštą atsiskleidžia tada, kai jau žmogus būna tam pasirengęs